Labas rytas. Šiandien yra 12 kelionės diena, šeštadienis. Iš paskutinės stovyklavietės pajudėjau 11:30. Biški lietai, dėl to biški susvėlinu. Šiaip viskas gerai nulijo ir dabar likusi diena turėtų būti debesuota, bet be lietaus. Tai net saulytė šiek tiek išlindo, tai visai smagiai važiuosis tikriausiai. O išvažiuojam iš miestelio pavadinimu Moskosal ir važiuojam į Arvidsjaur. Tai atstumas apie 6 kilometrus. Tai tikriausiai tam miestelį užsipirksim maisto, pasipildysim vandens atsargas ir važiuosim toliau, nes šiandien šeštadienis, tai šituose mažuose miesteliuose irgi nelabai kas dirba, tai kiekvienas šansas dasipirkti kažkokio maisto ar vandens, reikia jo neprašauti. Tai va, ir paskui žiūrėsim, tikriausiai vėl kempinsim kažkur gamtoj. Tai tiek ir važiuojam. Kaip man pasisekė. Radau pastogę ir tik radau pastogę ir pradėjo lyt. Aišku, čia dabar gerokai apstoja, bet taip neblogai irgi davė. Čia tas didesnis debesis nueis ir viskas, ir vėl bus gerai. Tai va, taip pasidėsiu dar kokį kelias minutės, kol nustos lyt ir būsiu nesulytas. Tai va, čia yra priežastis, kodėl kartais net 100 kilometrų neišeina įveikti. Tokio statumo kalną čia reikia tempti šitą dviratį su visom tašėm. Šiek tiek įtempia, bet dar liko turbūt koks kilometras. Žodžiu, laukia smagumėlis. Lipsim kažkaip, užsikapanosim. Rytas. Oi. Vakar nuvažiavau 110 plus kilų. Gal net daugiau. Kad pasiekčiau šitą vietą, reikėjo išvažiuoti ir iš kelio dar. Turbūt kokius 5 kilus, gal daugiau. Bet buvo verta. Atvažiavau vietą, tai jau buvo kaimynas mano. Kaimynas su motociklu. Laužą užkūręs. Tai labai fainai. Prašnekėjom gal iki 12:30. Ir viskas, pasistačiau palapinę.
Ir va tokioj vietelėj išmiegojom. Tai oras kol kas daug nežada. Nors prognozės rodo, kad lis tik tais po 12. Bet debesis kalba už save. Šiandien yra 13 kelionės diena. Sekmadienis, kas reiškia, kad dalis parduotuvių irgi nedirba. Tai reikės būtinai vandens užsipildyti, o maisto kaip ir šiek tiek turiu dar. Tai va taip. Nu ką, mano kolega susidėjo daiktus ant motociklo ir išriedėjo. Šiaip fainas vyrukas, 21 metų iš Vokietijos, motociklų mechanikas, ne tik motociklų, sakė, ir mašinas tvarko laisvalaikiu. Tai toks kaip 21 metų tikrai labai protingas. Šiaip sugalvojo, turėjo 2 savaitės atostogų, sugalvojo išvaryti iš Vokietijos į Švediją iki pat irgi galo, iki vietos, kuri vadinasi Nordkap, ir atgal su motociklu. Tai kaip 21 metų, tai labai pagirtina. Nu tai vakar aš atvariau gal apie, nežinau, 10 čia turbūt. Tai jau jis sėdėjo susiruošęs, sakė, nuo 4 čia buvo, laužą buvo užkūręs. Tai paklausė, ar galiu prisijungti, palapinę pastatyti, tai sakė, aišku, be problemų. Nu tai va, žodžiu, prie to laužo ir prasidėjom, kol viskas susitvarkiau. Tada pasidarėm arbatos ir šnekėjom. Tai visai smagiai, įsimegojau irgi labai gerai, nelijo naktį, nebuvo baisiai šalta. Žmonių čia, kadangi vis dar Laplandija čia skaitosi, tai žmonių nėra labai daug. Tai vandenį ežerą naudojam, aišku, prasifiltravom, prasivirėm, bet kavai ir maistui pasigaminti tai užteko, tai nereikėjo savo gero vandens naudoti. O šiandien planas tada išvažiuoti iš tų miškų, nes vakar, kad pasiekčiau šitą vietą, tai turbūt apie 10 km iš šono nuskau. Tai va, tai reikės 10 km grįžti, tada dar turbūt apie 20 kažkelis važiuoti iki pirmo miestelio, kuris vadinasi Mala berods.
Taip, vadinasi Mala. Ir ten matau, šiandien sekmadienis beje, tai Švedijai, Suomijai, tokiuose mažesniuose miesteliuose tiesiog parduotuvės sekmadieniais neveikia. Tai va, bet šitoj Maloj veikia šiandien ir parduotuvė, ir degalinė viena mačiau yra. Nes būtinai reikia pasikrauti įrangą, powerbankas jau užsėdęs ir viskas. Ir tada važiuosim iki kito miestelio, kuris vadinasi Lyksele. Atleiskit už mano prastą švedišką tarimą, bet miestelis vadinasi Lyksele. Tai va ten jau tas miestelis šiek tiek didesnis, jau matau net ir keli restoranai yra, ir kavinės kelios, ir parduotuvės. Tai ten jau tikriausiai ir stosim, nes ir gausis apie plius minus maždaug 100 kilometrų. Ir viskas, tai tokia ta diena. Kojas biški skauda, gerai būtų prasitampyti, bet vis pamirštu. Taip pat kaip ir pamirštu dviračio grandinę susitepti iš vakaro. Tai va, man dabar daiktai beveik sudėti, palapinė sutvarkyta. Ką, dėsimės ir judėsim. Wow, jūs nepatikėsit, ką radau. Crazy vieta. Vėl pastogė, laužavietė. Nu, čia malkos tokios pusė bėdos. Čia dar yra malkų. Kėdė atsilošiama. Ir geriausia dalis. Wow, negaliu patikėti. Čia tikriausiai viena iš gražiausių vietų, kur iš vis gyvenime esu miegojęs. Arba miegosiu. Wow. Ir dar spėjau ant saulėlydžio. Negaliu patikėti. Tai tiesiog dabar daiktus susidėsiu. Turiu vieną aliuko, atsilošiu ant tos kėdės ir tiesiog stebėsiu saulėlydį. Čia nežinau, kas geriau gali būti. Wow, toks laimingas. Visiškai oras, pasaka, maisto turiu, malkų yra, vieta tobula. Wow. Žiauriai pasisekė. Na va, įsikūriau. Tai jums parodysiu kaip.
Va, pasistačiau palapinę, viskas po stogu, tikiuosi iš tos pusės nelis ir vėjo didelio labai nebus. Dviratis irgi padėtas. Dabar šildomės kakavą, o kaip kakavą pasišildysim, susikursim laužiuką pasišildyt. Ir ką, sėdėsim ant tos patogios kėdės prie laužiuko, gersim kakavą ir stebėsim šitą grožį. Nors tik 100 kilometrų nuvažiavau, bet tikrai džiaugiuosi tokią vietą radęs. Ir nors galėjau važiuoti toliau dar, ir jėgų ir motyvacijos buvo, bet vėlgi, tokių vietų kiekvieną dieną nerasi, tai reikia išnaudoti kiekvieną šansą.